Sveiki, šiandien su Tauru mes jums pristatysim šitą gerą daiktą, kurį panašu, kad Tauras visai yra užskaitęs. Čia yra Osprejaus nešyklė Poco Soft, net nesir 800 gramų, kvėpuojanti, va čia visur kvėpuojanti, tokia porėta yra, kiaurai net galima peršvesti, kad vaikas neprakaituotų. Matot, puikiai įsitaisęs, miega, labai patogus diržas, labai gerai atsisėda, praktiškai nejauti svorio, va maždaug kaip kuprinę būtum užsidėjęs. Ir turi tokius visokius niuansėlius. Va dabar miega Tauras, mes galime pademonstruoti. Yra galvytės atrama, ypač aktualu vaikam, kurie dar nelaiko galvytės ir galėtų patogiai ir saugiai miegoti. Atsiverčia galvytės apsaugėlė ir mes ją galim ištvirtinti. Antras ir va, vaikučio galvytė puikiai laikosi. Taip pat, jeigu vėjas ar saulė šviečia, ar užkluptų lietus, yra apsaugėlė, kad ant viduko nepūstų, nelytų. Ir va čia irgi yra sagutės ir galim prisisegti. Ir vaikutis yra apsaugotas. Kas yra dar faina šitoj nešykliai? Taip jinai yra sukurta, kad vaiką galim nešioti ne tik taip, kaip aš dabar nešiu. Dabar Tauras miega ir jis dar visai mažiukas, tai jam tai patogu, bet jį galima atsukti veidu į pasaulį, kada nemiega ir vaikas visko domisi. Ir kai dar didesnis vaikutis, galim neštis kaip kuprinę, užsidėję ant nugaros. Tai šitas dar per mažas yra tokiam reikalui, bet kol kas jis taip nešiojamas arba prieki nešiojamas. Galima įsikišti rankas čia vaikutį prilaikyti arba kažką įsidėti. Dar čia apačioje yra kišenėlės, galim įsidėti, nežinau, telefoną, bet ką. Tai užskaitom.